Nu, versija verta dėmesio. Aš tau pasakysiu, Ignai, ko galėsiu, to padėsiu, rimtai. Okei. Klausyk, ko Bazilevskis paskutiniam dienom užsiėmė? Aš žinau, buvo kažkoks pasikeitęs, atrodo, kad viduje lūžo kažkas. Gėrė? Jo, daug kalbėjo apie tėvą, sakė, kad kovojo nušovė, mano gyvenimas beprasmis. Nu, taip paverkia, kaip visi išgeriantis. Žinok, man atrodo, buvo kažkur įsivėlęs, nes, supranti, ateinu pas jo, jisai prie aparatūros prilinkęs. Klausai kažko, tai aš klausiu jo, jis nieko neatsako. Savo tyrimą darė? Nu, nekalbėjo tą temą. Tai gal dėl tėvo? Nu, mums būtų pasakęs. Nu, čia kaip pažiūrėsi. Gal savo teismą norėjo padaryti. Kerstas su logika nedraugauja. Nauja versija. Aš vis bandau įsivaizduoti, kam gali trukdyti kriminalinio biuro pareigūnas. Jeigu dėl darbo, taigi jūs žinotų. Bendra informacija. Nu jo. O prokuroras Kintas pažinojo Bazo tėvą. Galbūt jis teikė duomenis iš bylos. Va. Jum nieko nesakė, nes mane pats susitvarkys. Padėsi vietą. Ne, kažkaip, man atrodo, kaip Bazui per žiaurų, nežinau. Bazą nuėmė, o Kintas dirbo toliau. Todėl dingo be žinios. Jo. Dar viena versija. Dabar svarbiausia perklausyt pokalbius prokuroro, visus iki vieno. Visus, o tai kiek ten valandų? Daug. Tai galiu padėti. Ačiū, nereikia, susitvarkysiu. Svarbiausia pradėti nuo įtartinų numerių. O pokalbį su žmona tau paliksiu. Supranti, Ignai, ten gali būti toks kontekstas, kad tu nesuprasi. Nu, tik aš ir Šarkys supras. Okei, tada ir pasiklausiu. Tai nereikia, ką ten. 100 eurų, kolegiškai. Dėkui. O kada gausi pokalbį iš klotinės? Ryt poryt susiskambinsim. Tu dabar supranti, kaip viską galėjai suknisti. Mes viską buvom sutarę, sudėlioję. Čia tu išlindai savo reikalais labą dieną. Aš nežinojau. Klausyk, taigi buvo aišku iš karto, kad Krafto žmona tą gamyklą tyčia vedė į bankrotą. Taip ir darė. Bukauskas pats savo babkės kišo, kad stabilizuotų. Jis ten pinigų prikišęs, va tiek. Ta žinau. Bet atrodė kaip užgrobimas. Gerai, pamirštam. Paslaugau už paslaugą. Žiūrėk, tu man pasakyk, kiek Bukauskas tau skolingas, aš jam perduosiu ir tą reikalą uždarom. Tinka? Ne, man pinigų nereikia. Ai, tai Kristina davė tiek, kad jau net nebereikia. Tai tu nesikuklink. Bukauskas dvigubai sumokės. Sakyk kiek. Gerbiamas ministrė, čia kam aš darau paslaugą, jums ar Bukauskui? Nu, tai aišku man. Privačiu Bukauskas. Aš esu šitos sutarties garantas. Tai gerbiamas ministrė, jums mano paslaugos yra nemokamos. Pirmą kartą matau prieš save padorų žmogų. Aš pinigų neimu niekada. A ne? Aš irgi. Gerai, pajuokavom ir užtenka. Pakelkim už mūsų abu, kurie minta šventą dvasią. Sveikatą. Aš dar pagalvojau, kad Taip. turbūt šeštadienį ir sekmadienį susitiktumėm per telį.
Alaus ar vyno, nežinau, ką jūs mėgstat, išgertumėm, šašlikų pasikeptumėm. Mielas kolega, aš tikrai visą širdim atviras jums ir jūsų pasiūlymui. Ir jeigu atvirai, tai aš tiesiog norėčiau atsimti savo žodžius. Galbūt aš jūs šiek tiek pasikarščiavęs, netaip išvadinau. Davanokit, būna. Darbas. Aš pasijaučiau kaip prokuroras Kentas. O tu esi girdėjęs, kaip aš jį vadinu? Būdavo. Bet kad nesutinki, kad jis iš tiesų buvo normalus, konkretus šūdvabalis? Taip, jis ir buvo šūdvabalis. Nu, žiūrėk, tu nenorėtum užimti šito šūdvabalio vietos? Ne, aš turiu prokurorą. Ne, aš niekada apie tai nepagalvojau. O tu pagalvok. Ir labai gerai pagalvok, Simonai. Tu labai gerai pagalvok. Man atrodo, kad mes ateityje turim apie ką labai rimtai pasišnekėti. Tu pagalvok. Už tai. Akmenukas. Labas, Ben. Hei. Hei. Viskas gerai. Aš kalbėjau su gydytoju, sakė, tavęs ilgai nelaikys. Man irgi visokių minčių būna. Aš žinau, kad svarbu palaikymas. Taip yra, kad tokia situacija tu vienas neišsikapstysi, bet aš tau padėsiu. Aš pasirūpinsiu tavim, tikrai. Viskas bus gerai. Atnešk man dozę. Ką? Atnešk heroino. Atneši. Aš matau, tau dar durnas mintys nepraėjo. Benai, tu nevartoji heroino. Aš tau pas save kambarį paruošiu. Nuskrisim į Ispaniją pailsėt kartu. Viskas bus gerai, Benai. Aš tavim pasirūpinsiu. Ką tu čia darai? Tu ką? Lankau. Pasaulis mažas, draugai šalia. Palik mus. Nu, tai ir lankyk, vietos užtenka. Jam tu iššaus su vaistų ir iki ryto bus kaip daržovė. Atnešė Heras. Čia nusišnik. Tu žinai ką, jis prašo ir prašo, o tu visą švirštų gamyklą turėjai. Ait, rankas. Lįsk prie jo. Mes žinom, kur jį nuvedė Kraftas. O dabar tu, žinom, mažiems pažįstu. Aš iš zonos ištrauksiu ir iš suicido. Aišku. Пошла нахрен еще. Бенечка, как делишки? Поспинишки? Matau, kad hrinovai. Bet šiandien geras diena, žinau, Benička, žinai kodėl? Todėl, kad ragausim agurkų. Kuku. Ką? Kurtino. Kas? Kurtino. Tai
Klausyk, žinok, jei kažkas paskambino, jinai pabėgo, žinai, kaip bobas, žinai, paskambino virspa. Jis kaip pabėga, supranti, veikia, nu. Bet žinok, gerai, nu nafik. Tegul tau geriau toliau nuo Krafto giminės laikytis. Užsodint sukos, amžinais nematyti, žinok. O šiandienas jo pamiršta agurkiuką į viniuką. Žiūrėk, čia ukropčikas, čisnačiokas, viskas iš daržo, iš mano pinčio daržo, žinok, pats gretačką turiu. Čia, dabar ragausim. Opa, viniuką. Žiūrėk, pinčika, viniuška, tu norėjai. Viniuška, nu. Skanu, biška, skanu. Nu va, pagaliau namie. Žiūrėk. Ateigi čia. Ateik, padėsiu išsikrauti daiktus. Nu, o ko tokia be energijos? Ką? Pakeitė tave Hardas, ne? Jis tau padėjo nuo narkotikų išsisukti? Jis. Tipo įtakingas, ne? Ką? Tik jis buvo kažkoks eilinis Bošo vairuotojas. Ar tau patinka tokie taksistai? Duok čia. Biškį atsiprašysiu. Nu. Neblogai prasisuko mane. Hardas galvoja, kad čia aš paėmiau. Nu tai aišku, kad tu paėmei. O kas daugiau galėjo paimti? Aš? Ką? Viskas, godna. Tiltai sudeginti. Viskas. Duok čia. Duogi čia. Užrakinai duris. Nori išeit? Domai, mums nieko neišeis. Kodėl? Nes aš tau nieko nejaučiu. Tai aišku, kad nieko nejauti, tai čia normalu. Mes padėsim bendrauti ir viskas atsigamins. Ne, tu pasikeitei. Goda, mes abu pasikeitėm. Aš tau anksčiau nebūčiau atleidęs. Tu prašai paimti pinigus, aš paėmiau pinigus. Taip, ir pusė jų tavo. Man nereikia. Goda. Paklausyk. Mes dabar gerai pagyvensim. Aš padariau viską, ko tu prašai. Tai ko tu nori?
Raktų, kad atrakintum duris. Ir kur tu važiuosi? Pas Hardą? Ką? Ką tu jam pasakysi? Kad aš tau liepiu pinigus paimti, ne? Ir tu galvoji, kad jis tau atleis. Taip? O kai Hardas žinos, kad tu Gabriui pasakai, kur jo slapta sodyba? Gabriui? Taip. Tai jis nuvažiuos pas jį ir jis pasakys. Man pasakė Goda. Viską apgalvojai. Viską apgalvojau. Taigi aš tau sakiau, tiltai suneginti. Aš viską padariau, kad jis tavęs neapkęstų. Ir ratas apsisuko. Ir vėl tu niekam nereikalinga. Tik man. Aš šiandien dar alaus. Nori kažką? Gerai. Atsisėsk, palauk manęs. Ką nors apie prokurorą rašo. Ne, šiaip nusipirkau. Ką ministras? O ministras yra Bukausko stogas. Ką? Įsivaizduoji? O ką Ignatavičius? Gerai, pavažiuojam, pakalbėsim. Nelipa. Sveikas. Iš kur tu čia atsiradai? Sena duomenų bazė padėjau. Kaip tarėmės. Reikia pakalbėti. Tai mes jau kaip ir nebeturim apie ką kalbėti. Pakalbam. Noriu, kad žinotum situaciją. Einam. Bonkį atidariau.